video parodysiu jums savo gimtadienio dovanas. Kol kas yra tiek, bet dar tikrai žinau, kad dar bus dovanų, tai kai gausiu, būtinai pridėsiu prie šito video. Kol dabar tiek, kiek turiu, parodysiu. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kad šiais metais aš daug daugiau dovanų gavau negu anais metais ir aš žiauriai happy. Ir dar laimingesnė esu, nes aš su daug daugiau žmonių galėjau praleisti savo gimtadienį, atšvęsti ir tiesiog happy. Tai pradėkime nuo to, čia yra dovana iš Viltės, kur penktadienį mes buvom susitikusios. Tai pirmiausia, jinai padovanojo tokį skrabą. Aš jau šitą turėjau, jis žiauriai kvepia, jūs neįsivaizduojat, tik tais reiks jį daugiau naudoti, nes aš prisimenu, buvau nusipirkus ir aš taip mažai naudojau, bet dabar jau reiks. Tada yra veido kaukė, labai graži. Tada under eyes, nu tai va čia vadėtis tos irgi kukutės. Tada rankų kremas, kai ateis žiema, aš tikrai naudosiu. Kaip kvepia. Žiauriai kvepia. Ir labai gražus package. Tada yra lip gloss, jis žiauriai spindinės, ten blizgučiai yra, bet aš nežinau, ar jūs matot. Tai tikrai naudošim. Ir kvepia žiauriai skaniai. Aš nežinau, kaip jums kitaip pasakyti, man tiesiog žvakės yra kažkas tokio, aš bele kaip mėgstu žvakės. Ir čia, ta prasme, šitas kvapas yra, kurį aš norėjau grinai pirkti. Ir ten buvo tik tais, kad didesnė žvakė, Airida tarp kitko yra nusipirkus. Ir man tiesiog Viltė padovanoja mažesnį, dar gražesnį pumpkin. O kvapas tiesiog, nežinau kaip pasakyti, toks cinamono, toks, nežinau, toks rudens kvapas tiesiog. Tai tikrai naudosim. Ir šitas bus tikrai tam video, kur aš susipirksiu ir dekoruosiu rudeniui. Nežinau kada, bet manau gal kitą mėnesį, tai būtinai laukit to. Tada jinai dar man 2 šokoladus padovanojo. Vieną su kapučinu, kitą su biskvitu. Nežinau, ar turiu dar nuotraukas, nes kapučiną jau suvalgiau, bet biskvito dar ne. Bet manau įdėsiu, jeigu turėsiu nuotraukas. Ir tada tokią atvirutę. Jinai pati nupiešė. Pati. Čia taip gražiai aš negaliu. Saldžiausių metų parašyta ir tada dar parašytas palinkėjimas ir šiaip tokie keli mėly žodeliai man labai patiko. Tai labai ačiū, Viltė. Vakar buvau kaime ir tenais irgi man ir teta davė, ir kita. Ir labai dėkoju. Tai pirmiausia, matot, Crocs maišelis. Tai pirmiausiai parodysim, kas jame buvo. Jūs pažiūrėkit, kokios tiesiog. Man žinot, kas labiausiai patinka šitą bitutę. Jinai tiesiog so cute. Ir tada dar gavau pinigėlių. Ir tikrai labai dėkoju. O iš kitos tetos gavau štai tokį. Jūs neįsivaizduojat, kaip man patinka. Aš jums... Nu gerai, tie, kurie žino mane, tikrai žino, kad man labai patinka kalėdos, mano mėgstamiausia season ever. Jeigu šiti... Vat išbus iki kalėdų, tai I'm gonna be so happy. Bet nežinau, gal aš galvoju dabar, ar man jas pradėti jau, tipo, nes čia yra dušo želė, o čia yra kremas, tai aš nežinau, ar juos jau man pradėti naudot, ar palaukti kalėdų, nes kadangi, kaip matot, va tokie, nu tikrai kalėdiški. Tai žiauriai happy. Labai ačiū. Tada gavau dovanų iš mano mamos draugės. Jinai tiesiog per kiekvieną mano gimtadienį dovanoja ir aš iš tikrųjų žiauriai esu dėkinga. Tiesiog taip fainai labai. Tai žodžiu, jinai tokį padovanojo muiliuką, jinai pati padarė jį. So beautiful. Tokia maišelė. Ir tada atvirutė buvo pinigėliai ir parašytas labai gražus irgi pasveikinimas. Tai labai ačiū. Tada, ką gavau iš Ugnės ir kaip penktadienį, kai buvom susitikę, tai pirmiausia yra toksai so cute. So cute. Maišelis. Štagiro. And I just love it. Aš kai pamačiau, jūs pažiūrėkite tą video, kur aš įkėliau mano gimtadienis, jūs pamatysit mano reakciją. So cute. Jūs neįsivaizduojat. Aš nemačiau, norit parodysiu po secret.
šitas tikrai bus padėtas pas mane, nežinau, ant lovos. Tas triušiukas grinai mano broliui labiausiai patiko. Jūs pažiūrėkit, koks jų puodelis. Aš negaliu, bet aš esu puodelių, nežinau, fanė. Grinai, kai ateina koks ruduo arba kalėdos, ypač kalėdos, aš galėčiau visus puodelius nusipirkti. Nežinau, kas man tiesiog yra su jais, bet čia pažiūrėkit, koks jis cute. Jūs žinote tą filmuką, kur Alice in Wonderland grinai ją primena. Ir su kaspinėliu. Man žiauriai patinka kaspinėliai. Ir aš žinau, kad sakysit, kad tai yra vaikiška, bet man yra nevaikiška, nes it's so cute. Kaip gali būti tai vaikiška? Tai va. Labai gražus puodelis. Tikrai jį naudosiu. Patikėkit manim. Ir tada gavau dar 3 kaukes. Tai viena yra su aloe and cucumbers. Tokiam gražu. Tada su apple and kiwi. Tiger, you know. Čia turbūt katė, nežinau. Tada čia coconut and banana panda. Tai va šitas grinai mečins su Viltės, kur Under Eyes padovanojo, tai... Visi mane žino, kad labiausiai man patinka žvakės, kvepalai, ypač kaukės, ypač šokoladas. Ir tiesiog cute tokie mergaitiški dalykai, tai love you. Tada iš Iridos gavau žiauriai cute, nors ir mažai, bet vis tiek, čia žinokit, vis tiek nors ir mažai, bet čia yra iš tikrųjų padarytas didžiulis darbas prie šitos apyrankės. Nu tai aš 2, bet pirmiausia parodysiu šitą. So cute. Jinai pati padarė, jūs įsivaizduojate, kiek čia nais reikia daryti. Prikabinti visokius tokius dalykus, čia žinokit, yra ką veikti, tai labai ačiū. Ir tada toksai su juodu ir rožiniu. Čia gal nelabai matosi, nežinau. Tai va, tai labai irgi ačiū už šitas apyrankės. Ir tarp kitko, Iridos pirmadienį gimtadienis, tai tikrai jai irgi padovanosim dovanėlę. Ir tada paskutinės dovanos iš mano mamos. Labai ačiū. Tik pirmiausia, of course, mano mėgstamiausias gėlės. So cute. They're so beautiful. Tada Valentino kvepalai, kuriuo aš nežinau kiek metų norėjau ir prašiau ir pagaliau gavau. Čia tikrai dabar bus mano mėgstamiausi kvepalai, kuriuos aš kiekvieną dieną purkšiuos. Kvapas tiesiog so good. Ir jis dar mažesnis ir jis toks cute. Tada tokia apyrankė. Irgi cutie. Aš turiu tokią panašią, tik tais, kad viduje yra rožinė. Tai jeigu matėt, tai matėt. Tada aš jau labai seniai norėjau kryžiuko grandinėlės ir pagaliau gavau žiauriai gražu. Gold necklace. So beautiful. Čia biški susipynė, tai reiks kažkaip. Nu, jau kai aš išpakavau jų, tokia buvo, tai kažkaip reiks, nežinau, mama sakė, su adatėlė. Bet kažkaip, tai žodžiu, parodysiu maždaug. Čia su tokia širdelė. Tada gavau, aš grinai buvau nuėjusi Berškos austėje ir aš pamačiau, aš tiesiog galvoju, aš taip norėjau šitą jacket ir aš įsidėjau ir mes su austėje grinai sakom, čia man tinka belė kaip. Ir aš tada mamos paprašiau ir look, I got it. Tik tas kažkoks labai nefainas kvapas. Gal čia nuo tos medžiagos, bet labai smirda iš tikrųjų. Aš nežinau, bet tai nieko, su kvepalais pasipurkščiu ir viskas good. Tai va toksai pagaliau gavau, nes žiauriai laukiau iš tikrųjų. Tada irgi iš Berškos gavau tokį, jūs neįsivaizduojat, kokia faina medžiaga, tokia švelni labai. Aš žiauriai laukiu ją užsidėti. Labai norėjau kažkokį, vat, tokį bliuzonuką, be kapišonų, be užrašų, kad būtų toks simple. Aš tiesiog manau, kad daugiau man reikia bliuzonų be kapišonų. Ir tada paskutinė dovana iš mamos yra belė kaip gražus megztukas. Aš nežinau, kas yra man, bet tiesiog megztukai man yra kažkas tokio. So cute. Ir dar baltas. Ir tikrai žinau, kad bus šiltas.
Tai labai dėkoju, mama. Kol kas tiek yra dovanų, bet jeigu ką, aš dar pridėsiu prie šito video, ką dar gavau. Tai labai vis tiek ačiū visiems už tiek, kiek parodžiau dabar. Žiauriai dėkoju jums labai. Ir bučkių ir širdeliai. Ir dar pamiršau pasakyti, kad iš Ugnės gavau šitą karūną. Aš grindai, kai ją ištraukiau, aš visiškai nesitikėjau. Tai labai ačiū. Žiauriai cute. Nešiojau ir vakar, ir užvakar. Ir dabar net susidėjau. Tai žiauriai cute. Labai patinka. Tada dar gavau iš tetos Rasos tokių Ferrero Rocher. Tai tokią labai gražią gėlę. Ir tada dar tokį gražų vokelį. Labai gražus. Čia turbūt rankų darbo. Žiauriai gražus. Ir tada dar ten buvo parašyta ir pinigėlį. Tai irgi labai ačiū. Tai jau baigiu editinti šitą video. Kaip girdite iš mano balso, aš sergu. Nu jo, ne kažką. Bet žodžiu, vis tiek labai visiems ačiū už linkėjimus, už dovanas, už tai, kad galėjau su jumis atšvęsti savo gimtadienį. Ir tiesiog labai visus jumis myliu. Ir čia ir pabaigsiu video. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao!